Sveiki žvejai. Na pagaliau po tokių, pavadinkim, nuobodžių lyginant su žvejybė darbinių reikalų, galiu vėl prieiti prie valtinių žvejybinių, katerinių žvejybinių reikalų. Tuo metu, kai dabar buvau išvykęs į komandiruotę, iš tikrųjų nemažai teko gauti paklausimų iš žvejų, kaip privačias žinutės apie Garmino echolotų atnaujinimus ir ne tik echolotų, bet ir, kaip žinia, Garmino Force'as taip pat yra Garmino variklis. Tai šiandieną koks mano sumanymas yra, iš tikrųjų, kad neatrašinėti kiekvienam ir kad žmonėms nereikėtų be reikalo rašinėti klausimų, aš sugalvojau padaryti tokią neilgą laidelę, kur būtent parodysiu, kaip yra žingsnis po žingsnio. Nuo to momento, kai jau echolotas ir Force'as yra susietas su telefonu, kaip yra daromi tie update'ai. Ne visada visiems gaudavosi, kažkas tai pastrigdavo, kažkas tai nepraeidavo. Tai tikiuosi, kad šita mano laidelė bus kokybiškas atsakymas į trūkstamus klausimus arba neaiškumus, kurie iškilo, tarkim, atnaujinant savo Garmin elektroniką kateryje, valtelėje, nesvarbu kur tik tai yra naudojamas Garminas. Tai einam dabar į video ir žiūrėsime, apie ką jis turinys. Žvejybinį almanachą remia Vestin Lietuva. Kartu su Šiandien Kimba. Sulaukiau truputėlį, kad saulė pasislėptų už namo kampo, dar debesėlių kažkokių ateina, tai daug maloniau, truputėlį gaivesnis toks oras, nes buvo pirmąjį karštis labai šoktelės į viršų, nelabai malonu buvo, kai rašinėjau pradinę pirmąją dalį, tarkim, laidelės prisistatymą. Tai iš tikrųjų aš dabar uždėsiu komandą iPhone'e, kad įrašinėtų ekraną telefono, ką aš čia darysiu, ir tada galėsiu pasakoti ir tą visą vaizdą, kad nereikėtų kišti telefono, tarkim, ir filmuoti. Jisai įsidės man į tą patį kažkur tai šitai vietoj ir bus galima aiškiai pademonstruoti, kas yra daroma telefone pirmame etape. Taigi pirmas etapas yra telefone. Viską reikia atsisiųsti į Active Captain programėlę visų savo įrenginių. Tai yra, pavyzdžiui, šiuo atveju pas mane yra Garmino GPS mapas echolotas, yra Garmino Force'as, yra variklis, po apačia yra LVS boksas, didžioji dėžutė juodoji, ir yra Steadicastas. Steadicastas tai yra krypties sensorius, kurį, kaip sakant, susidėjus į valtis žemėlapis sustojus nebesisukinėja, nebėra tos bėdos, kad nežino, į kurią pusę žiūri valtis, tarkim, sustojus. Jisai taip pat gali būti atnaujinamas. Tai aš dabar, ką einu padarysiu, įspaudžiu į ekrano rašymą iPhone'o. Prasidėjo įrašymas. Taigi, turėtų kažkur tai dabar atsirasti čionai
tas visas įrašas video iš telefono, kas yra vykstama. Kaip minėjau, kad nereikėtų telefono rodyti ekraną. Taigi einam į Active Captain programėlę. Active Captain programėlėje yra 3 opcijos. Ir mums reikalinga šiuo atveju bus My Marine Devices vadinasi. My Marine Devices, atsidaro langas ir viršų yra downloadas. Būtent yra perspėjama, kad jau palyginus su tuo softu arba su ta programinė įranga, kuri pas mane yra palyginus, yra jau naujesnioji versija. Ir šiuo atveju naujesnė versija turi kaip GPS mapas, kaip LiveScope'as, Steadicast'as neturi ir Force Trolling Motoras irgi turi šitą opciją. Tai dabar iš tikrųjų reikia pasijungti man, aš dabar esu atsijungęs Wi-Fi, kad jisai neprisijungtų man prie echoloto, kai nereikia. Ir reikia atsisiųsti šituos visus update'us į telefoną. Tai šiuo atveju aš dabar įsijungsiu Wi-Fi. Einu į Wi-Fi, ne Garminas, o man reikalingas mūsų. Gerai, tada darysim kitaip. Su Wi-Fi'aus nuo namo nepagauna. Aš tada atsisiųsiu per duomenis savo. Atsisiųsiu per savo internetinius duomenius, dedu downloadą ir prasideda siuntimas, jūs matot, tuoj susisies. Tai dabar procesas yra tas, kad pirmiausiai telefoną kraunasi, o po to, kai susijungiamas Wi-Fi'us ir susijungiamas su echolotu, visas tas yra nusiunčiama į echolotą. Tai šiuo atveju dabar eina update'as 20%. Galim luktelti truputėlį. Iš tikrųjų taip, update'us rekomenduoju darytis, yra klausimų, ar reikia darytis, jeigu atseit įrenginiai ir taip veikia, aš esu linkęs darytis. Būna kartais, kad update'as pablogina situaciją, atsiranda kažkokių tai bugų vadinamų arba dar kažką tai, bet nieko nepadarysi, taip jau yra. Ir po to galiausiai būna viskas sutvarkoma. Nes be abejo gamintojas gal ne visada nuspėja, kaip iš tikrųjų gyvai tas veiks, nors turėtų tai būti, bet dėja ne visada gaunasi jam iš pat pirmų, kaip sakant, naujų update'ų padaryti, kad viskas gerai ir sklandžiai veiktų. Dabar šiam ketu čia dabar aš kalbu, kad, kaip sakant, tą tuščią terpę oro užpildyti, tylą. 72%, 76% eina. Čia dabar yra būtent siuntimasis į telefoną tų visų update'ų. Pasiėmimas jau iš interneto. 92. Luktelnam truputėlį. Tai dabar viskas yra, visos šitos update'ai, visi šitie kiekvienam iš 4 yra atsisiųsti į telefoną ir dabar jos mintis ta, kad reikia nusiųsti į echolotą. Taigi dabar reikia eiti prie echoloto ir žiūrėti, nes pradėsim nuo echoloto. Force'o atnaujinimas bus truputėlį kitokia eiga variklio. Dabar reikia eiti prie echoloto ir bandyti susiekti, sujungti ir žiūrėti, kas vyks toliau. Dabar echolotiniai reikalai. Aš iš tikrųjų vėlgi palieku tą patį įrašymą ekrano
ir kas yra gerai, kad nereikės man taip pat vėlgi Garmino ekrano filmuoti, nes Garminas tokią galimybę turi to vaizdo, kuris yra jo echolote, transliavimas į čia, o kai transliuojamas į čia, tai be abejo galima jį įrašyti, tarkim, padarius screen recordingą, tarkim, iš telefono. Taigi, dabar pas mane matosi, yra prašymas šito Active Captaino Connect to Devices. Ta prasme, tai reikia susijungti dabar su prietaisais. Tai šiuo atveju su GPS mapu. Taip, aš dabar einu į Helmą. Man reikia susijungti su Garmino Wi-Fi. Wi-Fi ir Bluetooth aš įjungiu. Tegul būna dabar visi čia. Va, Garmino pas mane jau yra. Taip, Helmas, va, atsirado. Jisai dabar eina ir aš dabar einu, galima paversti šitaip. Tai va, dabar yra įrašymas ir aš tada einu dabar į echolotą ir šalia, turbūt kažkur tai čia, aš vėliau įdėsiu vaizdą arba šalia savęs įdėsiu vaizdą iš echoloto. Taigi, kas yra daroma pirmiausia, kai susieta? Tada einame per pagrindinio mygtuko, kaip sakant, paspaudimą, einame į meniu ir einame į laivas. Kaip minėjau, čia pavyzdį aš rodysiu update'o naudodamas GPS Map 8416, tai yra Garmino aukščiausios lygio echolotas. Šitie GPS Mapai gali būti netgi iki 24 colių. Šitas šiuo atveju pas mane yra 16. Bet manau, kad panašus reikalai bus ir visose kitose Garmino echolotuose, taip kad bėdos atpažinti, kuris meniu, kuriame echolote koks yra, tarkim, nebus bėdos joje. Taigi, tai per laivą aš einu į dabar Active Captain programėlę ir va jau rodoma, kad matosi, kad viskas vyksta automatu. Kai tik tai susijungiamas Wi-Fi'us ir jungiama Active Captain programėlė, viskas vyksta automatu, ta prasme, tiek atnaujinimai, tiek QuickDraw bendruomenės atnaujinimai, atsisiuntimai. Va, mes dabar matom, kad yra 27%, 28%, viskas susinchronizuota, visur turi, ta prasme, jeigu yra kokybiškai susijungęs telefonas pilnai su echolotu, tai visur turi būti žalios varnelės arba rodydamos, kaip viršuje yra kairėje sinchronizavimas duomenų. Tai šiuo atveju programinės įrangos naujiniai yra dabar siunčiami į echolotą iš telefono. Reikės luktelti, spėju kažkurį tai laiką. Aš galbūt dabar, tiek ilgai galbūt laukti nebūtina. Ir žiūrint, bet žodžiu, tai va, tai tokiu būdu atsinaujins ir LVS LiveScope dėžė ir pats echolotas. Kaip minėjau, Force'ui bus atskira tema. Force'as atnaujinimas yra ne per echolotą, o jisai pats sukūrė savo Wi-Fi'ų. Kai susikūrė savo Wi-Fi'ų, ten bus koksai principas. Aš dabar papasakosiu, tegul čia siunčiasi, jūs matot, 53% eina. Force'o atsinaujinimo principas yra tas, kad naudojant nuotolinį pultelį, aš dabar papasakosiu trumpai, po to nereikės, dabar visi čia siunčiasi. Naudojant nuotolinį pultelį Force'o reikia nustatyti, kad jisai veiktų Active Captain režimu. Ten yra tokia opcija, aš po to parodysiu, Active Captain režimu, kai įjungiamas Active Captain režimas Force, tai jisai aktyvuoja savo Wi-Fi'ų. Savo Wi-Fi'ų aktyvuojimą, kai yra aktyvuojamas jo Wi-Fi'us, tada telefonu reikia tiesiog prie jo prisijungti ir nusiųsti duomenis, kas vėlgi bus padaryta automatu, nusiųsti duomenis į update'us į Force. Tada yra šiek tiek skirtingai nuo echoloto, nes echolote to daryti nereikia. Reikia išjungti tą, kai duomenys nusiunčia į variklį Force, reikia jį išjungti fiziškai. Ir po luktelėjus ten, tarkim, pusę minutės vėl įjungti. Kai įjungiamas, tada prasideda, kaip sakyti, tų duomenų užkrovimas. Taigi, pirmas etapas yra, pasijungus prie Force'o elektrinio variklio Wi-Fi'aus yra nusiunčiami duomenys, tada jisai išjungiamas, luktelnama ir tada vėl įjungiamas. Ir tada tie duomenys, kurie buvo nusiųsti, jie, ką mes čia turim, 86, jie aktyvuojasi ir užsikrauna į variklį. Tuo metu, kai yra tai vykdoma,
Garmino Force'as turi indikacijas žalia, balta, žalia, žodžiu, yra tokia diagrama. Ir būtent ta diagrama žaliai baltai pradeda bėgioti švieselėse. Tai vadinasi, kad duomenys yra užkraunami, ta prasme, atsisiųsti duomenys iš telefono jau yra instaliuojami, ne taip pasakiau, instaliuojami į variklį. Tai va toksai etapas bus su Garminu, nes su Force'u dažniausiai būna, kad žmonėms nelabai pavyksta, kažkas tai gaunasi, bet žodžiu, tai principas yra tas, kad reikia pirmiausia sujungti, nusiųsti, išjungti ir suinstaliuoti. Va toksai etapas yra. Dabar kas, 100%. Įdiegti dabar. Žiūrim, viskas matosi, jūs irgi turit matyti. Įdiegti dabar. Naujiniai paruošti įdiegimui. Ir va, įdiegti dabar aš spaudžiu. Va, dabar tuo pačiu klausia, diegiamas bendruomenės turinys. Ok. Galima peržiūrėti, paspausti. Užtrunka netrumpai, galima tęsti taip. Va, dabar vyksta visas užkrovimas į instaliavimas update'ų. Tai va, ir yra GLS10, čia yra dėžė LiveScope'o, o pirmiausia daromas GPS Map'o 8416 instaliavimas, programos instaliavimas. Truputėlį atsijungia vaizdas, nes be abejo echolotas persikroja. Ir atsijungia visi ryšiai su telefonu, todėl dabar kol kas vaizdo nėra iš echoloto. Bet čia tiesiog eina logo ir eina diagrama. Biškai reikia atsigert, nes labai troškinimas, karšta diena. Tai va, dabar vyksta tas echoloto krovimas, persikrovimas, ta prasme, jisai kelis kartus persikrauna. Tai todėl kol kas aš neturiu vaizdo. Neturiu vaizdo iš echoloto. Reikia lūktelti. Taip, pažiūrim, ar jisai čia dabar. Va, susijungiu vėl, kad paleisti, kas yra. Taip. Nu, viską vėl sujungiau. Dabar kaip viskas čia pas mane atrodo, kaip kas čia dabar yra. Klaus, gerai. Va, vyksta vaizdas dabar, kaip čia atrodo tinklo atnaujinimas. Visokie reikaliukai. Tai va, taip kaip aš minėjau, mano pozicija yra ta, kad visada reikėtų naujinti įrenginius. Tai dažniausiai būna sutvarkymas kažkokių tai tokių mažesnių ar didesnių bėdelių turėtų iki šiol. Nu va, vyksta veiksmas. Jisai kartais būna labai ilgas. Pas mane, aišku, dabar aš kokį mėnesį nedariau update'ų. Paprastai visada, kai tik atsiranda, nes kaip taisyklė GPS Map'ai, tarkim, bent jau, tai dažnai atsirasdavo taip, kad būdavo, kad į savaitę vieną kartą kažkoks update'as, o dabar aš 4 savaitės nieko nedariau, tai be abejo jam reikia truputėlį laiko, kol galutinai viskas susinstaliuos ir susidėks į echolotą. Va, atsiranda dabar GLS10. Pradžioj baigėsi GPS Map'o instaliacija. Dabar GLS10 juodosios dėžės vadinama black box'u. Sutartinai kaip vadina žvejai. Jo, dabar reikia luktelti. Luktelti ir be abejo šitas procesas, gal jisai ne visas vertas būti filmuojamam, bet nieko kito nepadarysi, jeigu norima parodyti pilnai, kaip tai atrodo, tarkim, nes kad nekiltų daugiau jokių klausimų žmonėm. Kai baigsis šitas
dalykas, tada eisime į priekį ir žiūrėsim, ką Forsas. Kaip Forsas, ką jisai, kiek jisai paseno ir kiek tų update'ų pas jį yra. Jo, kaip minėjau, tai reikės įjungti Active Captain režimą, yra pultelėje visi, kas turi. Tai žinot, iš tikrųjų Garmino pultelis vienas iš tokių labiausiai daugiafunkcinių, čia labai daug dalykų galima to pulteliu daryti, lyginant su kitų gamintojų pulteliais. Taip, atnaujinimas baigtas, paleisti iš naujo, darau paleisti iš naujo, tai turbūt vėl dings vaizdas, bet uždėjau paleidimą iš naujo, žiūrim, kas šiandien bus, ko gero dabar dings šiandien signalas echoloto, nes aišku, jisai kaip persikraus, tai išsijungs ir Wi-Fi'us jau, prie kurio yra pajungtas telefonas. Viskas dingo. Tuoj pažiūrėsim, kaip dabar viskas atrodys iš naujo. Laukiam, kol tik junginiai tinklo įsijungs. Gerai, tegul įsijungia. Tegul įsijungia. Aš toj sulauksiu, kada atsiras Wi-Fi'us, Wi-Fi'us šitas atsirado. Toj galėsiu tada vėl retransliuoti jum ekraną. Taip. Dabar kas pasileido? Dabar pasileido automatų diegiamas Quick Draw Contours bendruomenės turinys. Tegul jisai tai daro. Bet aš manau, kad man atrodo jau yra įdiegtas šitas reikalas. One chart. One chart. Perkeliama. Tegul vyksta, pažiūrėkite ekrane, tarkim. Aš dabar per daug gal čia nekalbėsiu, nes iš tikrųjų esmė yra parodymas, kaip tai daryti. O dabar vyksta perkeliamas One Chart. Matote kairėje, antroje eilutėje iš viršaus vyksta One Chart atnaujinimas. Čia turbūt bus ilgas procesas. Nežinau, gal čia aš dabar neįrašinėsiu. Labai ilgas procesas. Aš dabar išsijungsiu ir kai įsijungsiu jau kaip buvo. Nes čia dabar viskas turės veikti iki 100%. Ta prasme, viskas turi daryti. Kai tas pasibaigs, įsijungsiu vėl ir galėsim tęsti pokalbį, nes tikrai čia tiek laukti dabar nebūtina. Čia yra daugiausiai laiko užimantis procesas, tarkim, tai pavadinkim. Viskas, procesas baigtas. Visur yra parašyta, kad perkelimas baigtas, visur žalios varnelės, vadinasi, viskas susinstaliavo teisingai, tvarkingai. Galima dabar dėl tikrumo tiesiog dar kartą išeiti iš šitos programos, ne iš programos, bet iš tarkim, Active Captain'o echolote ir pabandyti iš naujo užėjti, pažiūrėti, ar iš tikrųjų neliko kažkokių tai nesuinstaliuotų update'ų. Einam tada prisektą, tarkim, grįžtu atgal į žemėlapį. Ką galima dar padaryti? Tai galima iš tikrųjų, pažiūrim dar kartą, laivas, tada laivas, Active Captain ir viskas. Taip, dar vieną momentą, ką norėčiau paminėti, ką būtina pasidaryti, bent jau GPS mapų vartotojams. Tai yra, jeigu jūs matot viršui, yra sunaudotos ir laisvos vietos kiekis Active Captain kortelėje. Aš siūlyčiau tą originalią kortelę, berods jinai yra 8 GB, kiekio prasme jinai yra niekinė. Užmiršti ją, išimti, nusipirkti 32 GB, iš naujo ją užkurti, ta prasme, įdėjusi tą, nurodyti, kad Active Captain būtent joje būtų ir įsidėjus 32 kortelę ją naudoti, nes tie 8 GB tai yra niekas. Ypač tai aktualu turėtų būti tiem, kas važiuoja į Skandinavijas, tarkim, ar kažkur kitur, kur yra dideli ežerai, dideli plotai, daug duomenų ir ta 8, aš taip jau su to buvau susidūręs, užsipildė man tą kortelę labai greitai, tarkim. Be abejo, yra reikalas tame, kad tu gali pribraižyti visko, tu gali nusiųsti į bendruomenę
ir iš savęs išsitrinti, kol iki sekančio karto važiuosi, nes jeigu nusiuntė į bendruomenę, tada kitą kartą į Active Captain bendruomenę, Quickdraw bendruomenę, tu galėsi vėl pasiimti tos duomenys, jie niekur nedings, jie bus, kaip sakant, toje bendruomenėje, nebūtina kortelės apkrauti, bet jeigu norėsite, kad viskas liktų pas jūs kortelėje, nes, aišku, jeigu bus tikimasi, kad viskas liks Active Captain bendruomenėje, jūs nuplauksite į tą vietą, kur nėra interneto, tada, kaip sakant, pasiimti jau nebegalėsite tų duomenų, kol neįvažiuosite vėl į interneto zoną, tarkim, iš kurios galima, kurioje iš telefono būtų galima susidėti tos žemėlapius. Tai va, tai žodžiu, rekomendacija būtų tipsas numeris 1, galima skaityti įsigijus GPS mapus, tai yra ta 8 originalią kortelę Garmino gigabaitų, o pasikeisti į 32. Tai labai stipriai, kaip sakant, echolotas padėkos jums už tai. Tai va, tai dabar dar ką galima, dabar čia jau rodo, kad jau viskas padaryta. Taigi dabar aš palieku šitą visą reikalą, GPS mapinį, ir eisime prie Garmino Force. Jau įsileidau šitą patį, pavadinkim taip, įsileidau variklį. Tai yra nuleidau aš jį, kaip jisai būtų standartinėje plaukimoje padėty ir įjungsiu aš jį dabar. Tegul jisai susikonektina su viskuom, o tada tęsim šitą pokalbį. Dabar jau reikės, dabar gaila, bet aišku, telefone dabar aš turėsiu gyvai rodyti. Nes telefonas neturi su ko susinchronizuotis, kad vaizdas būtų kokybiškas, tarkim, ir kaip iš GPS mapo, ten tokio ekrano nėra ir tokio ryšio ir tokios galimybės nėra. Čia reikės viską daryti per pultelį. Aš laukiu dar, kad galutinai susijungtų su šitais navigatoriais visais, su visais satelitais. Dar yra 2 lemputės, viena raudona. Tai kai ta raudona irgi dings, tai galėsim pratęsti reikalą. Žiūriu, viskas lygtai susikrovė, užsikrovė, pasikrovė, susijungė visur žalios lemputės ir dabar nuo ko prasideda GPS mapo, Garmino Force variklio update'as. Įsijungiam pultelį, Garmino pultelį. Ir dabar jo meniu reikėtų eiti, pradedam, aš dabar biškį išeisiu iš kadro, kad paimtų fokusą. Pradedam nuo šitų 3, tarkim, pagaliukų, einam į meniu ir settings, pasirenkam settings, aš nežinau, čia matosi ar nelabai, trolling motor, tada dar kartą į dešinę, Wi-Fi ir mode, sekantis iš mode ir mode Active Captain. Viskas Active Captain. Dabar jisai turėtų sukurti po šito dalyko Wi-Fi. Aš dabar einu į telefoną ir ieškau, turi atsirasti Eriko Force'as. Nežinau, vėlgi matosi, nesimato, sunku dabar pasakyti. Aš jungiuosi prie jo. Negaliu pasakyti, ar čia jums matosi šitas dalykas ar ne. Pasijungęs, čia atsirado Eriko Force'as, tai yra mano variklis. Tada aš einu, taip, įjungsiu įrašymą. Aš einu prie My Devices. Ir dabar jisai užsiema skanavimu, preparing, matot, nežinau, jisai paima ar nepaima jum. Preparing Transfer Software Update. Čia reikia tiesiog laukti dabar. Nors čia yra ekrano įrašymas, tai aš manau, kad jisai turės man šitas vaizdas įsirašyti, aš dabar nerodysiu. Tai tai dabar vyksta Preparing to Transfer Software Update. Transferring. Jūs matote taip.
ir dar parodysiu gyvai telefone. Ta prasme, bet aš įdėsiu, transferring updates. Jisai dabar siunčia į Garmino Force, siunčia tos duomenys, 34%, tą update'ą. Tada, kaip aš minėjau anksčiau, reikės jums tiesiog išjungti šitą variklį ir vėl jį iš naujo įjungti. Validating software, ready for installation. Tai va, kai atsiranda ready for installation, tai iš tikrųjų tada jau yra ženklas, kad galima išjungti variklį ir pradėti jų instaliavimą. Nes iš naujo jį įjungus, būtent tas instaliavimas ir prasidės to update'o, kurį mes nusisiuntėm. Darom tai. Va, viskas, aš jį dabar išjungiau. Čia turėtų irgi dingti vaizdas. Taip, dabar įjungiu iš naujo. Ir dabar įjungus reikės palaukti, jisai pats turėtų pradėti tą visą procesą. Dėl viso ko aš palauksiu, kad atsirastų man čia Wi-Fi'us. Bet jisai jau nėra būtinas. Dabar reikia tiesiog luktelti. Ir, kaip minėjau, čia turės pradėti dabar bėgioti žalios lemputės. Aš kai tai pradės darytis, matot, aš nieko nedarau. Pažiūrim dabar, kiek tai daugmaž. Čia turėtų, gali minutės bėgė, gali netgi 2 minučių tekt palaukti, kol pradės bėgioti tos lemputės. Va, žiūrėkit, nieko nedariau, paimsiu dabar kamerą ir tiesiog nueisiu iki ten. Va, tai apie ką kalbėjau, nieko nedariau, po antro jungimo jisai automatiškai pradeda instaliaciją. O tai yra būtent tas mirgėjimas žalias ir yra parodymas, kad vyksta update'o instaliavimas. Taip atrodo Garmino Force atnaujinimas. Jisai čia pats viską daro, nieko nereikia daugiau rūpintis. Įsijungia, išsijungia. Įstatysiu atgal kamerą. Va, tebevyksta procesas. Išeisiu biškį iš kadro, lengviau bus. Nežinau, kaip čia, kad paimtų. Va. Matosi galbūt. Nežinau, kaip čia parodyti jums, o gal šitai. Vyksta update'o procesas. Dabar tiesiog reikia sulaukti, lemputės toliau tebebėgioja. Tai va taip atrodo, dabar sakau, reikės tiesiog sulaukti šito viso reikalo, kada čia pasibaigs. Taip atrodo, kaip ir viskas, kas yra susiję. Dažniausiai, ką aš girdėjau iš žvejų, tai yra, kad su Force'u ne visą gauna. Girdisi, pip, jisai čia persikrauna, dirba savo darbą. Lemputės dar bėgioja. Žinau, galbūt biškutį matosi, čia kamera dabar ne visai to patogių kampų yra, bet galbūt. Taip, ar jisai čia pasijungęs? Nepasijungęs, tai nesvarbu, tegul jisai 2 iš 2. Vėlgi pasitrauksiu, kad kamera lengviau sufokusuotų. Va, rodo netgi pultelėje, rodo, kad vyksta update'as. Kiek čia 2 iš 2? Tai atitinkamai užima kažkiek laiko, kaip ir GPS map'e. Tai va, tai iš esmės tai ir yra, ką aš norėjau parodyti ir ko buvo žvejai teiravėsi. Sakau, tikslas tas, kad nesivargintų rašinėdami, po to galbūt ne visada aš laiku gaunu, žvejai galvoja, kad neatsakau ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tai tas video turėtų jumis orientuoti. Taigi, apibendrinant maždaug taip,
pirmiausia pasijungia prie namų Wi-Fi'aus, nesvarbu, arba prie telefoninio ryšio tiekėjo, tarkim, interneto pasijungiate, atsisiunčiate tų savo įrenginių update'us į telefoną, ten turi būti sąrašas, jūs turėjot susijungti su jais kažkada tai iki tol. O geras update'as dar vis tebevyksta. Dar vis tebevyksta. Tai va, susijungti, atsisiųsti į telefoną, tada pirmiausia eiti į, nesvarbu, eiliškumas, gali būti ir forso pirmiau daryti, nebūtinai reikia daryti, tarkim, GPS map'o arba kito echoloto. Tarkim, update'us, čia neturi reikšmės, kas pirmiau. Tai va, susijungti sukurti Wi-Fi'ų echolote, jisai dažniausiai automatu susikūrė, kai susikūrimas yra, kai tik tai echolotas įjungiamas. Tada prie jo pasirinkti telefonų ir viskas. Ir kai tik tai telefonas pasijungia, echolotas atpažįsta tai ir automatiškai visi sinchronizavimai vyksta automatu. Tiek QuickDraw, tiek AutoChart'o, tarkim, visokių OneChart'o ir taip toliau ir panašiai, žemėlapių, nusipirktų žemėlapių sinchronizavimas taip pat. Arba jeigu jūs, pavyzdžiui, sugalvojate važiuoti į kažkokį tai ežerą, kuriame jūs nebuvot ir atsisiuntėt subraižytų žemėlapius žvejų, bet dar nebuvot po to pasijungę prie echoloto, o dabar pasijungę, tarkim, tai tada viskas automatu tuo pačiu prisijungimu ir nusisiūs į echolotą. Tada, kai pasidaro tas, tada vėlgi einame, aš čia bendrai dabar bandau apibendrinti, tada einate prie forso, aš jį nusileidžiu žemyn, kaip į plaukimo padėtį. O, jau vyksta, jau turbūt baigėsi. Nusileidžiu žemyn, tada vėlgi į pultelį. Pultelyje per settingus susirandamas forsas, pasirenkamas mode režimas ir tenais pasirenkama Active Captain. Paspaudimu į dešinę, kai pasirenkamas Active Captain susidaro Wi-Fi'us, susikūrė, tada prie to Wi-Fi'us pasijungiam su telefonu ir nusiunčiam duomenis jisai vėlgi automatų pradeda. Labai geras appsas Garmino, labai geras. Ir jisai automatų nusiunčia į variklį šitos duomenys. Tada, kai tas baigėsi dalykas siuntimas, nes telefone tai matosi, jūs išjungiat variklį ir įjungiate po minutės, tarkim, biškį luktelėjus, po minutės. Ir viskas, kai jisai jau yra įjungtas antrą kartą, prasideda instaliavimas. Maždaug vėlgi gali tekti laukti, nenustepkit ir nespaudinėkit be reikalo. Gali tasai update'as pradėti darytis ir po kokių 2 minučių, tarkim, nuo to pakartotinio jo įjungimo. Čia viskas ok, viskas tvarkoj. Tai va, ir tada, kai jisai pradeda darytis, tada jau nieko nereikia vargti. Jisai ten kelis kartus išsijungs ir susinstaliuos. Tai va, kaip ir pas mane dabar, viskas vėl jisai grįžo į tą plaukimo režimą. Aš dar galiu dėl įdomumo atsijungti nuo visų Wi-Fi'ų ir pažiūrėti, galbūt yra padarius tuos update'us, gal yra kažkokių tai naujų. Tai va, įdomu pažiūrėti. Ne, dabar nėra. Taigi, pasidarė visi update'ai, viskas liuks, galima plaukti, žvejoti. Jeigu patiko šitas, ta prasme, etapo buvo naudingas, mestelkite porą, galbūt vieną ar antrą nykščių paspaudimą, nykščių į viršų paspaudimą, kad daugiau žmonių pamatytų šitą žvejybinio almanacho video. Manau, kad galbūt yra draugų jūsų, kurie taip pat naudojasi Garmino, tai galbūt jiem irgi padės tas dalykas, šitas video atsinaujinti, tarkim, savo techniką, galbūt ten kažkokių kabliukų buvo, arba jeigu buvo, bet aš, tarkim, čia nepaminėjau kažkokių tai išlygų, nes pas mane be kabliukų viskas pasidarydavo. Tai rašykite komentaruose žemiau po video, tikrai galime pašnekėti, jo labiau, kad išvysiu diskusiją, žvejybinio almanacho kanalas YouTube'o yra paplatinamas plačiau, nes tai rodo, kad žmonės domisi, kad jie bendrauja ir automatiškai tai yra kaip šiokia tokia parama mum ir paskatinimas ateityje kurti panašius video. Taigi, dar kartą tikiuosi, kad tai jums bus naudingas šitas reikalas. Ir iki susimatymų, aš manau, jau žvejybose, nes būtent tą update'ą aš dariausi tos update'us, nes planuoju kelias savo naktinės žvejybas, tarkiu. Tai bus po savaitės, nes dabar nelabai kokie orai nusimato, o tada bus įdomu pažiūrėti, kaip tie update'ai ar sutvarkė kažką tai, ar kažkas naujo atsirado būtent naktinėje starkių žvejyboje. Manau, sekantis susitikimas būtent bus iš jos. Neišvyno visiems ir iki sekančių mūsų susimatymų sekančiose kitose žūklėse.